Mes lietuviai mėgstam labai išmaitinti mūsų Lietuvos kraštą. Egzotiniai kievai, egzotiniai pratai. Ai, va. Ačiū labai. Skanaus. Gauna 3 eurus. Yra populiariausias antras darbas, kurį dirba lietuviai. Na ir šiais laikais Muhamedai. Indiškų titrų nedėsiu, bet jei tu esi lietuvis ir tu nori išbandyti šitą darbą, aš turiu aparatą, kuris turbūt tiks pagal tavo kišenės dydį ir pagal jo funkcionalumą. O tokį kaip kortelės prilietimo įjungimas, o apie tai dar pakalbėsime vėliau. Aš važiuoju pristatyti maisto, o prieš tai važiuokime į išpakavimą. Išpakavimas. Labai daug dekserio pradėjau žiūrėti, tai nekreipkite dėmesio. Bandysiu būti normalus. Kaip ir dauguma, bet ne visi, ši kompanija atsiunčia labai greitai. Šį paspirtuką gavau per 3 darbo dienas. Tai net ilgiau laukiau, kol motinėlė gamta atsibudo, nei atsiuntė man paspirtuką. O, wow. Jau atidarėm kokį puslapio viršelį. Instruktažas, jeigu tu nesinaudojęs niekada paspirtuko, apskritai nuo A iki Z viskas parašyta. Bet plus visas šitas video instruktažas bus greitai pereinantis lietuviškai. Tai duosiu jums supras, kaip susidėti paspirtuką nuo A iki Z. Turime pakrovės, papildomą apsaugėlę, kai norite krauti. Šiaip geras dalykas, nes kartais galima užlipti. Come on, brev. Nu, aš žinokit, kebra, su manim negalėsit kalbėti. Turiu specialią ambasadorio Awesome kortelę. Taip, kad atsargiai su manim. Reiks visą laiką nešioti šioje kelionėje. Zateškės. Koinės. Ai ne, kinas pataikė mano dydį. Taip pat atsuktuvai. Čia bus VIP išpakavimas. Atsargiai, aha, su tokiam. Dar niekada nebuvo toks saugus išpakavimas. Pirštinės. 8 saugikliai. Ui. Viską kaip ir įsipakau, daugiau čia nieko nematau. Galbūt, kad dar čia kažką rasim, bet šiaip aplinkui jau aš viską čia apsitvarkęs. Ne, čia pirštinės buvo geriausias aksesuaras. Awesome darbuotojas apsitvarkė savo Awesome warehouse. Turime paspirtuką. Pirmieji įspūdžiai aš pagalvojau, kad jis apšiai bus žaislinis, pasirodo ne. Labai, manau, geri bus expectationai su šitų paspirtukų. Tik su pirštinėm ir dėliot šitą. Atsisukame vairą. Kaip sakiau, VIP išpakavimas. Nesvarbu, kad man nepatogu, bet svarbu, kad vat su baltom pirštinėm patsukas. Jo, svarbiausia, kad tie dantukai sueitų. Uždėjau, blemba, kitą pusę. Viskas, hebrytė. Ne, hebrytė, sustok. Just Yours Foodas dar neveiks. Jisai ilsisi. Nesvarbus paspirtuko pažinimo diena. Nes kaip ir kiekvieną žvėriuką reikia su juo susipažinti. Aha, kaip važiuoja. Koks pojūtis, ane? Nesinori padaryti kebabo į 5 dalis. Ne. Pilinimo efektas. Ūsiukų nuėmimas. Sakyčiau, neryškus, bet didelis ekranas. Turime posūkius, pipsiukas, stabdžiai priekiniai ir galiniai, gaziukas, tada turn on, turn off, Windowsai on. Bet aš kai Awesome patvirtintai sertifikuotas žmogus, aš jį atrakinsiu. Pabam! Nepasakiau, kaip aš jį atrakinau, va dėl to ir sakau. Kurjeristai, įtempkit ausis. Pirmas kelias, kurį aš matau, įkalnė arba nuokalnė. Gal varom biškį offroado, prakasim ratų, prisidūminsim, pridūminsim, neišplaučiu aišku. Ir žiūrėsim, kas čia per žvėris. Blemba, kaina jo labai gera. Jo, eko maudą jungiau. Eik, tu nuo kalno važiuoja. Eik, puri žemė, sakyčiau. Gal net kaip tik net nepalijus. Bet blemba, čia viską galima bus išsitestuoti dabar. Jo, čia gaziukas ant eko režimo. Žiūrim, ar įkalnę įvažiuosim. Aha, ne, eko ne. Gerai, karoči, čia dar kalnai nesibaigė. Čia yra didžiausias Dzūkijos kalnas, kaip ir kiekvieną video sakau. Visi kalnai Dzūkijos didžiausi. Mes jūs gerbėm, nes jų neturim. Eko, reis yra. Norėjot investuoti į McLareną, į Lambo kažkada. Nafik mokėt 1/4 milijono, tu gali pasimti paspirtuką už 500 eurų ir važiuot. Nu tai vat su sportu pasibandom. Ai, kažkaip sunkiai, bet važiuojasi. Dar važiuoja. Davai. Važiuojam.
kol kas dar važiuojam. Sunkiai, va dar čia net nebuvom užvažiavę. Pušina daugiau galios, tai tikrai jaučiasi, bet, nu, čia jau galima nosį krapštyti, nelabai čia reisinsi. Įkalnės testo nepesino, gal kitas paspirtukas užpesins. Rašykite į komentarus, kokį paspirtuką testuot, kad čia visus Dzūkijos kalnus užkariautume. Užtenka čia įmurzint. Jei atsiminat tuos pirmus paspirtukus, kurie buvo išleisti prieš kokius 5 metus, žmonės nebūtų pagalvoję, kad galima būtų užvažiuoti net ir į tokį kalną. Iš vis nebuvo idėjos, kad galima važiuoti žemė, ant necivilizuoto žemės. O mes dabar smėliu, žiūrėkit, va smooth. Jisai labai responsive. Jaučiu, kad blemba tos šakės, va net galiu pašokinėti. Visą tą jėgą labai gerai sugeria. Va, ta prasme, važiuoju visiškai blogų keliu, toks nužymos laikų nordytas. Mes čia nepravažiuosim net. Tai offroadą čia ir pabaikime. Nu, hebryte, o dabar top speedas. Top speedas. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Ken 5 turėtų važiuoti. 40. Nu, taip civilizuotai įsibėgėja. Jo, Ken. Nu, tai Ken 5 nuokalnė bus. Ken 1 buvo. Kažkokio labai įspūdžio nėra, bet nėra tai, kad labai blogai. Sviški gazo, spaudžiam. Tas visas vairas, jisai toks, va, atrodo nėra saugu, nežinau, arba reikia priprasti. Viskas, hebryte. Aš sakau, užtenka, hebra. YouTube'ai neįmanoma uždirbti, va. Just your foodas. Va čia yra pinigai, ne? Tai va, išsiaiškinsim, kodėl tie Muhamedai visokie atvažiuoja į tą Lietuvą. Ar čia iš tikrųjų galima užsidirbti, o gal man ir belės, gal mes tą YouTube'ą iš tikrųjų. Iš karto sport režimą jungiam ir ką bandom, ne? Ar pavyks išmaitinti šiandien šeimą, ar ne? Pažiūrėsim, go online. Sio, aš jau online. Pažymėjau, kad aš su mašina, negerai. Electric scooter bike. Va, opa, viskas. Važiuosim į Europą. Just your foodas. Ready. Nežinau realiai, kur čia geriau važiuoti. Esu kažkada dirbęs šitą darbą, bet jau pamiršau. Bet žinot, ko nepamiršau? Alytauskį. Tai va, sakau, biški prasilėksim, prasivažiuosim, pasižiūrėsim, gal kažką išmes. Visgi dabar pensijas visiems išmokėjo. Tai ši savaitė, kai visi lietuviai yra milijonieriai. Va, čia prekybos centras, čia dažnai būna užsakymų. Bent jau būdavo seniau, nežinau kaip dabar. Elektros baką užvarėm. 1 valandą tai reiktų gal važiuoti į centrą. Važiuom į tą centrą. Aišku, pats gamintojas rašo, kad gali nuvažiuoti 7 km, bet labai abejoju, dar nesu su nieko tik nuvažiavę. Čia turbūt pastovi nuokalnė, žmogus, ką tik gimęs turėtų būti, kad tiek kilometrų nuvažiuoti. 3 eurai. Biškinė ekonomija, nes blemba, nuvažiavau dabar apsisukti atgal. Nu ką, milijonierius, viskas. Paimsim ir važiuosim link centro. O platkiusi ne pica. O, Kievą galiu vežti. Ne, pica būtų, tai iš picos Kievą padarytume. Suspaudžiam. Sveiki. BS, jo. Pakeičiau transportą biškį. Geras noras. Jo. Čia žodžiu, hebra, reiks mums vežti egzotiką parduotuvėje. Šiaip palyginus Alytaus keliai dar neblogi. Viena padala jau nori išeit, nors, nu ką, žinau, 5 km nuvažiuoti. Exotic Shop jau man kažką parašė. Aha, ką čia man parašė? Egzotinė parduotuvė. Mane patiksino dar. Gaudus, aš suprantu, ką reiškia egzotinė parduotuvė. Tikrai žinau, kad mes egzotiniai parduotuvė. Jie man taip ir parašė. Va čia kelias tai nelabai. Vat kas gerai, vat, man maistas tai nesikrato, nes vat yra tie, kaip ir sakiau, dviguba pakaba. Sveiki. Čia pas jūs gal? Egzotiniai kievai, egzotiniai parduotuvai. Čia kažkada buvo gyvūnėlių parduotuvėje? Ir yra. Ai, dar visi yra? Ai, tik žuvytės liko. Aš čia kažkada pas jų žiurkieną pirkau, bet čia gal prieš kokius 10 metų ir kiškį ir žiurkieną dar. Tai jau baigėsi ta mada visa. Žuvyčių mada liko, ne? Nu gerai, skanaus viso gero. O, dabar ir įkainis pakilo. Tai va, tiek to, biškelį palsėkim. Ačiū Dievui, dar vėjas yra, tai biški to prakaito nėra. Nu, kurjeristas, labai daug tais laipio. Na, o mes dabar pakalbėkim šiek tiek apie šio paspirtuko, sunkaus paspirtuko dizainą. Net ir iš pavadinimo galima pasakyti, kad tai tikrai awesome dizainas, paprastas. Tai va, šitas paspirtukas sveria 27,6 kg, ne veltui iš plieno padarytas, absoliučiai visas. Nu, pažiūrim testą.
Pakelt, aišku, pakelsim. Nafik čia tą testą darėm. Ne, hebra, tikrai jisai svorio turi, bet dabar nežinau, kas yra. Visi daro su tuo svoriu. Visiems reikia pridėti svorio. Turi ir saugumo faktorių. Ir turi nekomfortabilumo faktorių. Saugumo faktorius tas, kad jisai stabilesnis ant kelio, ypač paspirtukam tai yra labai aktualu padaryti tvirtesnį, sunkesnį. Ar aš šiandien galėsiu pakalbėti? Vien greitukės važinėja šiandien. Bet vis tiek tas plienas, jisai gan patvarus metalas. Vienas aš ir viena antroji aš sudėjus. Turi labai dažnų nusiskundimą, kad aš kaip esu gan aukštas žmogus, man dažniausiai atsiunčia paspirtuką, kuris yra, na, kaip sakant, azijiečio ūgio skirtam žmogui. Bet čia tas vairas reguliuojasi. Va šičia va. Ir tu jį gali kilnuoti. Šitą akcentuoju, nesakau, kad ne visi gali. Tai ir žemiem paspirtukininkam ir aukštiem. Aš aišku ant max pasidaręs. Ir va taip lengvai užsifiksuoju. Gamintojas sako, čia gali iki 2 metrų būti žmogus, nuo 1,5 iki 2 metrų, bet aš esu 1,9 m. Kažkiek gal norisi to aukštumo, bet tikrai toks yra vidurkis. Aš dažnai su paspirtuku nevažinėju, kad visą dieną reiktų važinėti, gal ir būtų daug diskomforto. Ir visas tas pagrindas, truputėlį norėtųsi, kad būtų ilgesnis, bet jo, tada ta kaina tokia nebūtų, kokia jinai parašyta. Mano kojų dydis yra kem 5,5 maždaug. Jo, atsiremiu priekinę, tada galinę. Kaip ir kojų taip negalėčiau padėti, nėra labai patogu, bet jei padedu taip, aš galiu pilnai įsitiest ir važiuoti. Aišku, ne taip. Jaučiu, kad tolimesnėm kelionėm būtų problemų, bet nuo tokiom kaip dabar, kasdieniam važiavimui, ne visai dienai, viskas ok. Žodžiu, gavome dar vieną orderį, paspausiu. 2 eurai tram. Nu, nebūsi milijonieriais, galėjau tiek sakyti. Norėjau pasakyti, kokia yra ta funkcija, kodėl būtent boltistam tinka šitas paspirtukas. Jisai turi tą kortelę, o ta kortelė yra tas VIP darbuotojas, awesome ambasadorius. Tai yra, pasirodo, atrakinimo sistema. Žodžiu, aš išjungiau paspirtuką ir norint jį aktyvuoti, turime paspausti mygtuką. Jei neturite iš tos kortelės, galite suvesti numerį. Va čia mato, tokie yra skaičiukai. Suvest va šitais paspaudimais, bet tai užtrunka daug laiko. Suvedu tuos nuliukus, paspaudžiu Enter. 2 kartus paspaudžiu, nepalaikau 2 kartus. Jo, ir tada įsijungia, ir tada veikia vėl. Senas namas, blemba, aš šiaip čia niekada nevažiavęs, nežinau, kas čia per senas namas. Ar čia šiaip kažkoks senas namas, ar čia ką jį ten daro įdomu. Ai, tipo hotelis, čia viešbutis, čia gaunasi. O tai čia jums senas namas skaitasi? 3 žvaigždutės. Ai, neužrakintų čia. Ai, panašu. Ateina žmogus. Sveiki. Jo, maisto norėjau paimti. Restoraną jums reikėtų. Ai, tenai, ne? Aha. Eina savo čia kiek iššūkių dar. Antras užsakymas. Ai, nu jo, čia tai senas namas. Arrived. Nieko nėra. Sveiki, čia pataikiau. Čia taip tuščia, nieko nėra. Ačiū. Sunku buvo biškį rasti, bet paskui susiradau. Nu, aš į viešbutį nuvažiavau, nežiūriu, kad senas namas. Aš pats iš Alytaus, bet pirmą kartą aš gal čia. Bet nebuvęs. Gan paslėpta vieta, sakyčiau. Nu, bet... Jo, tu šitai biškelį. Gerai, sėkmės. Man čia dabar... Ko šitai priekį? VIP administracija, va. Prilieti ir įsijungia. Ir jisai jau veikia. Tai va dėl to aš jį rekomendavau šitiem boltistam. Nes jums dažnai reikia išjungti ir įjungti. Ir šiaip žiauriai patogu. Sako, čia sunkiai kažkaip, aš norėjau sakyti, kad čia jūsų visai nieks nemato, jeigu aš tik tai vienas atvaręs buvau. Čia iš viskai tokie atstumai, tai atrodo, gali tiesiog nunešti žmogų. Ne, čia gal nuvarim. O Jezu. Biški kliūčių yra kaip ir su mašina. Mažai tais paspirtukais važinėju, nežinau, kokį maršrutą pasirinkti tinkamą. Labai supratau, kokia čia vieta, bet... Nepraleisiu. Jau manęs nieks nemato. Pirmas aukštas, dar studija. Kažkokia šios studijos vien. Čia gal? Ne. Alytus susislėpė čia kažkoks. Gal tilpsim. Lemba vargina, čia tokie ieškojimai, bet... Sveiki. Neseniai pradėjau dirbti, ten tą restoraną vos radau. Jūs vos radau. Ačiū. Gerai, skanaus, visą gerą. Nelengvas darbas, blemba, eina šikt. Apsilenk dėdukus reikia. Surask mane, žaidimą žaidžia. Na, chebrytė turbūt perėmė prie... O Jezu, geri stabdžiai. Pereikime prie geriausios, svarbiausios šio įvykio dalies. Tai va, tie mandresni paspirtukai turi šiaip 2 variklius, bet dažniausias variantas, kaip ir užtenkamiausias variantas, tiek sakyčiau, yra tas vienas variklis. Jisai yra gale, ir žinokit, pilnai to užtenka. Jo, užmiestį gal šiek tiek trūksta, bet mieste yra 800 vatų galinis variklis. Jisai važiuoja, o įkalniai ne. Va dėl to ir neužžiūrėjom į tą įkalnį, nes neturėjome 2 varančiųjų ratų. Šitas jisai gal užžiūrėtų, jeigu tu mažai sveri. Tai
vai mažai valgai, bet atsimink dabar pavasaris, visi svorio užsimetę. Negerai, negerai. Pats gamintojas parašė, kad 40% įkalniai važiuoja. Čia gal turiu omenyje nuokalnę. Nelabai supratau to įkalnę. 40% tai yra žiauriai status dalykas. Ties šita vieta tikrai sumelavo, bet kad gali nuvažiuoti 5 km per valandą, nesumelavo. Vat su šitu, va šitas mažas varikliukas, jis leidžia tau nuvažiuoti 45 km per valandą. Jis va tokio dydžio, jis va tokio dydžio kaip šitas objektyvas. Jūs galite įsivaizduoti. 5 km per valandą. Aišku, dabar jei sakysit, jo, man reikia truputį galingesnio, jie pardavinėja ir galingesnius variantus, užžiūrėkit jų puslapį, šiem paspirtukam jau ir taip nuolaida, dar suvesi mano kodą bus dar nuolaida ir nemokamas siuntimas ir greitas atsiuntimas. What the fuck, aš atrodo tikrai vogiu. Aš tapau vagis, sučiupkit mane. Už tokią kainą tai yra vagystė, tai yra nelegalus dalykas. Labai off topic, bet pamiršau už dizaino pusės pasakyti, kad dar čia turim Maximos krepšį. Nori kažką užsikabinti? Va, prašau. Gerai, Chebrytė, matau, kad jau orderiai ateina. Važiuojam, dar porą orderių padarysim. Biudžekit 8 kilus nuvarėm, dar nei vienos padalos neiškrovėm. Sport režimu važiuodami. O, gavom užsakymą bistro pica. Nu, kaip paspirtukininkui, tai čia neblogai, neblogai. Galiau restoranas, kurį žinau, kur jis yra. Eik, tu Children's Pizza L, ne. Turiu cancelint, hebra. Nors vaikų L dydis, ką reiškia? Tipo maža, bet L dydis, tai kaip suprast? Ne, žinokit, biškį nerizikuosiu, gal šito neimsim orderio. Sushi gal galim ir paimti. Nu tai gerai, varo, aš irgi orderį paimsiu ir tada grįšiu. Šiaip jo, su mašina tiek orderių nebūdavo, kad centre, nes dažniausiai su mašinom taip apsimokai toliau važinėti, o čia va su paspirtuku gali greit sulakiot, tai gal visai ir prikolas. Gerai, varom tada. Šitas turbūt daug užsakymų suvežiojo. Motyvacija. Jo, Giedrė. Ačiū. Barbershop. Kad čia karočiai šiandien visi dirba, aš matau. Nu aišku, 2 valanda. Pasirodo, nėra turtingų, visi dirba. Dirba tik tai biedni. Čia nėra ką važiuoti realiai. Čia labai va tų kliūčių pilna visada būna. Vyrų kirpimas. Tai čia būtų kraimas jau. Arrived. Sveiki. Šau, skanaus. Su geru. Čia gal buvo greičiausiai mano 2,50 € uždirbti. Tai va įkainis kaip ir didelis, bet sakau, užsakymų kaip ir nelabai meta. Meta tik tai blogus užsakymus. Jo, dar vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti, ne? Tai yra posūkiai. Mes turime ir pipsiuką, ir turime posūkius. Tiek kairinį, tiek dešinį. Ant ekrano mato, atrodo, nežinau, ar matosi. Va, paspaudžiu posūkį ir atspausiu posūkį, dar tą paspaudžiu. Kaip ir automobilis, bet dar ne. Va, toks pizdukas matosi. Kur dar matosi? Viskas? Nu tai tipo tik tiek ir matosi, aš nežinau. Gal čia ir nesąmonė iš tikrųjų. Sakyčiau, prikoliukų yra, bet iki galo taip neišpildyti. Nesu matęs, kad paspirtukininkas rodytų posūkius. Dieną tai jie tikrai neveiksmingi, o vakare gal tai. O dabar pereikime Chebrytė prie rimtesnių dalykų. Pakalbėkime tai, kas yra aktualu. Ar jūs galit nustot valgyti, O jūs gal žinot, kodėl aš toks motyvuotas? O dėl to, kad geras sukibimas. 10 colių be kamerinės padangas. Nesvarbu, jūs važiuosit asfaltu, jūs važiuosit bekelę ar per lietų pravažiuos bet ką. Jos yra kietos kaip akmuo, protektorius gal 0,5 centimetro. Tai va tik priekyje, tiek gale yra vis lygiai tokia pati. Gal biški norėtus, kad būtų platesnė. Žiūrėkime jo apimtis. Jisai pagal tokias apimtis, nu, tai kažkas tokio ir turėtų likti, ne? Varom, Chebra, pasižiūrėsim, man kiek tas saugumas, nesakau, tai dvigubi stabdžiai ir tos padangos tokios, jos kaip ir neplačios, bet reikia išsitestuoti tą saugumą, nes, kaip žinote, šalmai nėra tas dalykas, kuris padeda. Padeda tik tai paspirtukas, tiek šalmas, na ir tiek protelis. Tada aš vis galvoju, išsibandysime apie 20, 30 ir 40 km, nes va tie yra pagrindiniai greičiai, kuriais šiaip važiuosite ir kiek jisai išvysto. Tai matuosime savo pėdų ilgiais, jei praminsiu visą žingsnį, žinokit, kad jau kažkur metras gaunasi. Tai va, įsidėmėkit šitą ir ką bandom. Čia yra jau 20. Kiek čia gavosi? 1,5, kažkur 1,5 gavosi. Gerai, dabar 30. Kažkaip nesitikėjau jokio stebuklo, nes vis tiek diskiniai stabdžiai. Nu, 30 bandom. Matau ošlinėje, reiškiasi, palauk. Techniniai nesklandumai kaip visada. Gaunasi 1, 2, 3. Dvigubai daugiau realiai. Bet kad stabdo, jisai stabdo. Tai va tas yra gerai. Tenai yra kebabinė, čia Lanijo kebabinė, kokios kebabinės ieškot?
Tai nesvarbu, paprašė nupirkti kebabą. Alytus kebabų miestas, kaip galima nerasti. Aš irgi laukiu kebabų, bet nieko nėra. Neapsimoka. Nu, vieni nori praleisti, kiti ne. Namba, gal ir gerai, kad aš tą šalmą turiu, ką? Sveiki. Oh, no, cash order. Sveiki. Kola dar. Skanaus. A jo, tiksliai dar. Kola. Gerai, visą gerą. Gavome 3 eurus tipsų. Na, aš galvoju, vis tiek žmogus mato, kad su paspirtuku tokiu važinėju. Žmogus kaip ir turėtų uždirbti tokių metų. Dažnai, jeigu būna cash orderiai, tai dažnai ir duona tipsų. Visi šiti kurjeristai, va, žiūrėkit, kaip jų pilna. Visi kurjeristai būna čia. Čia profas, mano dėdė. Sveiki, dėdė. Prodau Alytų žmonėm. Va tenai iš Ukrainos žmonės gyvena. Tai žinokit, Alytų čia veiksmo yra. Bet šiaip normaliai orderiai tau eina. Šiaip tai ne. 4 užsakymai 10 eurų. Bet tai ant kuro nieko nežinai. Nu, dar paskutinis tipsą davė 3 eurus, bet... 3 eurus net gavai? Nu, matyt, matė, kad, žinai, su paspirtuku važinėja, žinai, dar metuose bakūras. Galvoju, nepasisekė jam, žinai, gal už tai davė. Pasisekė su kameru, nepasisekė, ne? Sunkus krepšys žiauriai. Sveiki, čia atvežiau maistą, tik nežinau, kurios durys būtų. Va čia, kur papartit, negaliu išėti dabar sušlau, o gal biškai išėti palauk. Ai, aš prie lauko durų. Ai, va. Prašau. Ačiū labai. Skanaus. Viso gero. Viso gero. Gerai, aš važiuoju link namų, nes matau, kad jau eina padalą nuėjo, bandysim gal dar kitur pasigaudyti orderių. 5 orderius nuvežėm 13 eurų, plius 3 eurai tipsų. Aišku, dar mokesčiai, elektra atsiminusuoja. Alytui ne tas miestas, kad su paspirtuku varinėt. Atsiminkit, kad aš visada ant sport režimo važiavau ir nuvažiavom 16 km, kas nėra blogai. Jei užspaudė, tai jau buvo, kad 2 padalos. Mes nuvažiavome 23 km ir liko dar 3 padalos, bet jau labai keitėsi tarp 1 ir 3, tai supratau, kad 25 km tikrai laisvai nuvažiuosite. Ypač atsiminkite, mes važiavome mieste, mes ten ir stabdėme, ir gazavom. Manau, 30 km no-braineris tikrai gerai turėtų išsilaikyti ant 30. Net jau už tokį biudžetinį variantą galima įsigyti su 2 pakaba. Voltistai jums labai turėtų būti gerai. Vis tiek per bordiūrus važiuoti arba per trinkeliuotus kelius. Jeigu labai atvirai man emocijos daug nesukėlė, kai esu testavęs daug variantų, paprastas variantas, kas sukėlė emociją, kad čia yra pigus, geras gabalas. Aš nežinau, ką dar galima geriau padaryti už tokią sumą. Pilnai Maxis spaudė. Jei tu jį nusipirksi, kaip ir sakiau, tu jį nenusipirksi, tu jį pavoksi. Nes čia yra viskas, kas jame yra įdėta. Tarp kitko, mes pasidarėme apie 13 eurų, 3 eurai tipsų, bet čia per porą valandų, tai čia visiškai mažiau nei minimalkė. Alytuje yra labai liūdna dirbti šį darbą. Neapsimoka tikrai, nebent nori pabendrauti su žmonėm, tada apsimoka pralinksminti juos, bet gal geriau kažkaip kitaip prasilinksminti save nei kitus. Nu, arba mokiniam, bet vis tiek aš gal geriau tada uogas eičiau skinti. Nežinau, žodžiu. Nėra tai blogai, bet tada gal geriau tiesiog su juo važinėti paprastai. O Vilniuje arba Kaune aš jau nekalbu, aš nežinau, kokia ten situacija, kaip ten tų Muhamedų užimtumas, bet Alytui labai liūdnai ir prastai. Paspirtukas jis mane pralinksmino savo pigumu, kad turi tą 2 pakabą. Ir paprastas, nei tave ką žiūrės, nei ką, bet žinos, kad tu pritaupėjai, žinos, kad tu sutaupėjai, taupėjai ir kad tu gaudaisi finansuose. Šitas paspirtukas dabar jo kaina iš vis, pasižiūrėjau kartą gal 500 eurų, plus Monoldos kodas Gestioris 30 eurų dar numinusuoja. Tai jei infliacija jaučia Lietuvoje, atsisiųs šitą paspirtuką, tai infliacija jums dings. Kaip ten sakė, baldus ir elektronikai dar liks iPhone'ui tau. Tai vat, hebrytė, su jumis buvo Šioris. Paspaus like mygtuką, nori pamatyti rimtą aparatą, paspirtuką, kurį visada svajojau padaryti jo apžvalgą. Ir aš greitų metu paleisiu tą video. O šitas tegul eina ilsėtis. Kiekvieno boltisto svajonė. Pigi svajonė, tegul eina ilsėtis. O aš važiuoju toliau linksminti žmonės, bet uždirbti centus. Važiuojam. Aha, net nevažiuoja.